Aš esu Edvardas Grabliauskas, esu Baltic Karting Academy vadovas, tuo pačiu mūsų Karting Endurance komandos vadovas FIA Motorsport Games. Aš esu Indrė, būsiu viena iš komandos vairuotojų varžybose Valencijoje. Aš Mantas Samalionis, esu vienas iš vairuotojų Karting Endurance kategorijoje Valencijos FIA Motorsport Games varžybose. Taip pat mes dar turim Vaidą Mičiūdą, kuris šiuo metu yra Ispanijoje, gyvena netoli trasos ir tiesiog laukia, kol mes atvažiuosim pas jį. Šildo mum trasą. Tai mano didžiausi 3 pasiekimai yra iš paskutinių 3 metų. Tapau Baltic Karting Academy BRICS Master klasės nugalėtojų 3 metus iš eilės. Mano pasiekimai iš esmės, aš daug metų dalyvauju automobilių įvairiose lenktynėse. Kartingais nevadinčiau savęs kaip labai daug pasiekusi, bet vieną sezoną mes važiavom kartu su Mantu, tada ir Mantui buvo ten pradžia, ir man pradžia, aš paskui pasitraukiau, tą sezoną taip pat turėjau podiumą. Man atrodo, aš buvau antra ar trečia metinė įskaitoje, turėjau ir traumą to sezono eigoje, tai ten toks sezonas buvo labai įdomus, vėliau aš atsitraukiau iš tolimesnio kartingų sporto, grįžau į kėbulinius automobilius ir dabar šiais metais pasiūlys komandai prisijungti, žodžiu, grįžau pasitreniruoti ir sudalyvauti varžybose. Ta disciplina yra Karting Endurance. Endurance tai yra tai, kad mes važiuosim ilgą nuotolį, ne ilgų nuotolių lenktynės, bet čia turbūt visas skirtumas yra toks, kad mes važiuosim nuominiais kartingais. Mes nevažiuosim savo sportiniais kartingais, kurių čia turim begalės, bet mes važiuosim būtent su rent kartais vadinamais. Tai ten truputį ir sėkmė priklausys, kaip mums seksis, ką mes gausim, kaip ten veiks. Tai tom ir skiriasi nuo automobilio gal. Vienas iš disciplinos akcentų, kodėl čia atsiradau aš, tai buvo, nes ten privaloma viena moteris. Kiek aš skaičiau, nėra apribotas laikas, kiek jinai turi važiuoti, tai aš taip turiu tokį planą. Mačiau, kad vienas vairuotojas gali maksimaliai 3 valandas važiuoti. Tai, žodžiu, nepyk Mantai. Kažkaip, sorry Mantai, arba Vaidai, nežinau, Vaidas irgi Ispanijoje ten ruošęs, mačiau fiziškai ir labai. Tai mes, manau, vertinsim situacijoje, kiek laiko ten man važiuoti, kaip geriausiai bus komandoje, bet iš esmės taip, nuominiai kartingai, mačiau, jeigu jisai sugenda, tai šiaip geriausia nesikeis, nes jie 10 minučių ten turi teisę svarstyti, ar apskritai, žodžiu, jie keisti ar ne. Tai va. Šitas sezonas, turiu pripažinti, ko gero, atrodo kaip ir jau nieko naujo, jau 5 metai važiuojant šitoj klasiai, tai turėtų būti viskas pažįstama, tačiau tiek visokiausių naujovių, visi konkurentai sustiprėja, tikrai labai aukštas lygis šiemet, visi nerealiai patobulėja ir nuotykių tikrai nemažėja. Ko gero turiu pripažinti, kad pats sudėtingiausias ir įdomiausias sezonas, dar netgi pirmame etape buvo šiokių tokių problemų su technika, tai aišku buvo tų nemalonių emocijų, kai atrodo pats viską gerai padariau, bet kažkas nepasisekė, dėl to rezultato nėra, bet aišku negalim užsisėdėti ties tokiais rezultatais, tai tiesiog susikaupėm sekančiam etapui, pats dar stipriau su savim padirbau ir nuo to viskas tik gerėjo. Dabar prieš paskutinį etapą esu pirmoje vietoje lenteliai, kaip viskas baigsis žiūrėsim, bent jau pats jaučiuosi puikiai pasiruošęs ir taip pat puikiai pasiruošęs ateinančiom varžybom Valencijoje, nes dar daugiau patirčių ir pamokų išmokta. Nepavėluoti lėktuvą ir atsirasti vietų ir laiku. Ir turbūt šiaip, kad be traumų, žodžiu, ir kuo mažiau tų tokių nesėkmingų atvejų, viskas, kas bus mūsų rankose, tai pasistengsim padaryti geriausio, ką galėsim. Tai gal aš su palinkėjimus pradėsiu. Aš tai tiesiog noriu palinkėti komandiškumo, ramybės ir tiesiog daryti tai, ką mokam geriausiai. Ir tiek. Nežinau, man asmeniškai tai yra tiesiog dar vienos lenktynės sezone. Taip, yra kažkoks tai ten, sakykime, kad atstovausim Lietuvą, bet iš esmės mes šiaip važiuodami užsienyje atstovaujam Lietuvą, nes mes vežamės trispalvę automobilių, ant kartingų visur, ant savo drabužių. Tai man tai yra dar vienos lenktynės su kažkokiu įdomiu vaibuku, tai pažiūrėsim, kas gausis.
Aš tai manau, kad ten bus daug labai skirtingų disciplinų. Pirmą kartą dalyvausiu tokiam renginyje. Kiek žinau, iš praėjusių metų dalyvių, tai visi buvo labai patenkinti, labai geri įspūdžiai. Tai tikiuosi, kad bus tinkamas oras, ar tai bus saulė ar lietus, nes mums ir vienas ir kitas geras variantas. Žinau, kad ir Mantas, ir kolegos mėgsta lietų. Tai tikiuosi, kad tiesiog visi saugiai ir kuo daugiau mums ten ir tos sėkmės, kurios gal prireiks. Aš pats iš žaidynių gal tikiuosi įdomios patirties. Negaliu sakyti, kad noris vien tik linksmų dalykų, negali visos patirtis būti linksmos. Taip pat tikiuosi, kad aišku visi dalyviai, skaitant visas disciplinas, išliks saugus, nes autosportas žinom, kad yra tikrai pavojingas, tai svarbiausia yra saugumas. Ir asmeniškai tai norisi ir mūsų komandai, ir visiems kitiems atstovaujančiams Lietuvą kuo geresnio rezultato. Tikrai įdomus jausmas, nes pirmą kartą tenka atstovauti Lietuvą, tai aišku jaučiamas jauduliukas, bet kaip visada pats savo sakau, kad nesvarbu kokia situacija, reikia susikaupti į patį darbą. Tai puikiai žinau, ką reikia padaryti, kaip reikia pasiruošti. Tai stengiuosi kuo mažiau galvoti apie tą jaudulį ir kas gali nutikti blogo, tiesiog kiekvieną dieną susikaupiu, ką turiu šiandien padaryti, tam, kad nuvažiuočiau pasiruošęs 110%. Tai vyksta gerai, Mantas tai varo visą šių metų sezoną mūsų Baltic Karting Academy tauriai. Tai tikrai daug laiko praleidžia trasui, gerai važiuoja, stabiliai važiuoja, net kitą kartą labai džiugina akį, jo vairavimo stilius ir kaip jisai važiuoja. O Indrė irgi nemiega, tai tikrai kartas nuo karto prisijungia pas mūsų treniruotės ir tiesiog atgaivina savo įgūdžius. Irgi labai neblogai važiuoja ir man kas labiausiai patinka, tai kad Mantas padeda greičiau važiuoti ir tobulėti. Tai dirbam kaip komanda, tai labai faina. Tai aš dar tuo pačiu ruošiuosi ir ant simuliatoriaus su Jonu Dereškevičiumi, būtent ta trasa, kurioje vyks varžybos yra simuliatoriuje. Tai mes jau turėjom treniruotę, kur galėjau apšilti vaizdžiai ir turim kolegų Ispanijoje, kur turim informacijos, kaip tai gyvai atrodo iš trasos, tai žodžiu, aš taip truputėlį interaktyviau, nes sezonas įtemptas ir kitoj disciplinoje, tai nėra tiek daug laiko praleisti. Jo, tarp kitko, Vaidas vakar turėjo treniruotę su Kazadų kartingu būtent toj trasui, tai atsiuntė visus onboardus ir tikrai galėjom pasižiūrėti ir pasimėgauti, kokiai trasui važiuosim. Tai po truputį renkam informaciją, tai va taip ir ruošimės. Tai nesėdim tikrai ant sofkutės. Turime talismaną Indrę. Pažiūrėkit, turim net kartoninę Indrę. Tai mūsų talismanas yra Indrė. Reikia pasiimti į bagažą. Visuose lenktynėse, nes esam važiavę ir Palangoje, Endurance lenktynėse, ir tikrai pravažiavę nemažai, tai mes paimsim Indrę kaip talismaną šį kartą, kaip ir anos kartus. O Indrė turi savo talismaną vilkiuką. Tai aš visada į varžybas vežuosi vilkiuką, turiu pliušinį. Įvairių jisai išmatavimų, žodžių, yra ir brolis, ir pusseserės, ir panašiai, bet ten visa giminė, priklausomai nuo kėbulo ir taip toliau. Bet turim talismanų tokių. Aš asmeniškai gal talismano neturiu, bet toks juokingas reikalas šiek tiek. Jau gal kokie 3 metai, kaip prieš kiekvienas varžybas dėl gero rezultato iš vakaro reikia pasižiūrėti ratų filmuką. Tokia įdomi istorija, mano visas lenktynių gyvenimas ir prasidėjo, kai aš dar būdamas gal 3 metų pamačiau tą filmuką, pamačiau žaibą ant knynos, sakau viskas, turiu būti lenktynininkas. Ir pamenu, per vienas varžybas gavus, kad netyčia iš vakaro pasižiūrėjau, kitą dieną tiesiog be konkurencijos važiavau. Visose važiavimuose pirmas. Tai dabar tradiciškai visada reikia pasižiūrėti. Tai vat, manau, penktadienį pas Vaidą nakvojam. Komandiškai žiūrėsim filmuką. Tai tiesiog, kam patinka motorsportas, kam patinka ypatingai kartingas, nesvarbu, tai rentas, nerentas, tai yra daugiau kartingistų, tai tiesiog palaikykit mus, palaikykit visus lietuvius ir tiesiog mes pabandysim atvežti gerą rezultatą.